šviesus šaltas, atrodo. Nu, pas mane tai romantiškai. Romantiškai. Powerliftingas yra. Sveiki atvykę į 6 epizodą, dabar 6, ne? Jau 6 epizodas. Sveiki atvykę, mėly džentelmenai, į 6 epizodą šitą gražią gruodžio pradžios dieną. Kaip jūsų diena praėjo? Puikiai. Mano tai puikiai. Vėliau atsakymą. Tu darei, kad puikiai. Labai gerai viskas. Ir viskas. Yes, sir. Dabar vakaras dar geresnis bus. Paklausysim protingų žmonių, pašnekėsim su protingai žmonėm. Ištransliuosim žiūrovam. Ir bus labai gerai viskas. Gerai, taip. Kažką biškai padėliosim ir viską. Kitiem. Normaliai, ką tempo benchų dariau šiandien. Literaliai prieš kokį 1 valandą buvo paskutinis back-offas padarytas. Legendary workouts. Jo, bet šiaip visai gerai su jie, laimė, kad secondary. Tai visi buvo visai fainai. Top setas, bet back-offai nebuvo tokie faini, bet whatever. Ir 4 savaitėje laukiam toliau, kas bus. Ir viskas, tai nieko naujo, tik visur skubėjau, bėgau ir laukit manęs. Dėl to ir tie back-offai tokie buvo. Buvo suplanuota viskas nuo jų. Ok. Gerai, žodžiu, visi turiningai, ne? Luk, ką tu darai šiandien? Nieko, aš nuo ryto šiandien gyvas, daug lėkimo, prasto miego buvo biški, bet pradėjom naujo bloko 1 savaitę, lengvai. Sau po truputį, visai smagi pradžia, lengvius pavaring, lengvai juda. Ir matysim, kas čia bus. O dabar pasiruošęs kažką. Pakalbėt kažką aptart. Su bičiuliais pabūt. Super, žiauriai gerai. Ką kaučias? Kaučas tai kaip visada, kaučas šiandien iš tikrųjų biškai vėliau atsikeliu, tai tokia diena, kaip čia pasakyti, biškai nusitęsus į antrą dienos dalį, biškai tarkim valandą ten kokį užsitęsus į priekį viskas, tai taip ir treniruotė tokia jautės, ta prasme viskas kaip ir normaliai, viskas cool, tik tai jaučias, kad šiek tiek toks užsimiegojęs buvo. Tai va ta ekstra 1 valanda netgi pasijaučia miego, nežinau kaip jums, bet man tai būna. Tarkim, pramiegi žadintuvo, praklausai kažką, ne? Ir pamiegi, tarkim, vietoj, nežinau, ten kokio 8,5, 9 ar 10 valandų. Ir toks kaip sudaužytas būna. Tai va taip šiandien jaučiausi, bet žodžiu, įsijudinau, viskas kaip ir normaliai, gal pradžia workouto buvo tokia, bet viskas kaip ir cool, nu ir ką, grįžau namo, pavalgiau, atrašiau feedbackus ten keletą, dabar viskas susijungime ir darom podcasteną. Ir viskas. Žiūrėjau, leitim dėl miego blemba. Man savaitgaliai būna tokie biški, žinai, ilgesni. Tai miego, tai žiauriai jaučiasi, atrodo, išsimiegojau 10 valandų, bet toks kažkoks negyvas, nesavas, žinai. Sunku prasibūti visą dieną, nesvarbu, ar tu eini 12 dienos sportuota, eisi 7-8 vakarą, vis tiek man lyginai tas pats, tik ne pagal režimą miegas ir viskas. Jo, čia cirkadinis ritmas, žinai, ir jeigu tu išsimuši žiauriai lievą jautėzį, tai visada netgi realiai, kaip atsimenu, žiauriai daug ten, metų atgal žiauriai daug, ta prasme visada stengdavus, kad ir tarkim eidavau ten, sakykime, į mokyklą arba į univerą, ne, ir ateina savaitgalis, tarkim, tai aš visada būdavau tas žmogus, kuris ten keldavosi, nežinau, apie 6 kokią valandą darbo dieną, tai jis atsikelia ir 6-dienį, tarkim, sekmadienį irgi tą pačią, ten kokią 6-7, sakykime. Tai tas dalykas labai padeda tau išsibalansavus, taip jaustis, ta prasme, kad tu, turi kontroliuoji gyvenimą, žodžiu, savo. Tai va. Visą laiką turi būti režimoje, nori pilt Ultimate Warrior. Jep, tikrai taip. Gerai, viskas, tai turim visai tokių gerų minčių, jau pasitarėm prieš podcastą, apie ką mes plius minus šiandien kalbėsim. Tai pirma tema iš tikrųjų visai yra gera tuo, kad dabar irgi kaip ir varžybos visos pasibaigusios, šių kalendorinių metų, ne, dabar laukiam kitų jau kalendorinių metų varžybų.
ir tas vadinamasis off-seasonas, ne, pas kažką galbūt dabar jau ten prasidėjęs ir panašiai. Tai manau, apie šitą dalyką galim kaip ir pašnekėti, nes, kaip ir sakiau, visai į temą ir geras tiesiog laikotarpis dar. Tai ką jūs apskritai žinot arba manot apie tą patį off-seasoną, galbūt iš anksčiau kažkokių tai, nežinau, minčių, dalykų, kaip pavyzdžiui patys treniravotės, buvot pasigaudę. Koks jūsų požiūris į tą off-seasoną, sakykime, nes kartais būna taip, kad, nu, okei, tai dabar, kadangi off-seasonas, ruošiaus varžybom, dalyvauti, nežinau, 5 ten varžybose, pasimsiu 2 mėnesiukų, žinai, galbūt Smito staklėse patupinėsiu, daugiau biški bicų, žinai, ten kokiam dėmesio, biški pečius užvarysiu, per savaitę kokį 1 kartą pratupsiu, kokius 2 kartus praspausiu, nu ir trauką gal ten kartą arba kartą į savaitę arba kartą į 2 savaitės pasidarysiu. Ir paskui, kai jau prie varžybų priartėsim, kokie bus 2 mėnesiai iki varžybų, nu jau pradėsim vėl pagal triką. Gal tokius anksčiau dalykus girdėję esat buvot girdėję, sorry. Tai girdėję gal ir Ne, tai esam, bet daryti neteko tokių dalykų drastiškų. Palaimintas, Emilita. Visą laiką stengiasi laikyti tą formą, nes supranti, kad nebus gerai, bent jau, nežinau, mano nuomonė, nebus gerai, nes tu vis tiek nueini nuo to technikos lavinimo, nueini bendrai nuo to judesio, kuris yra kaip ir tokia kaip tavo duona. Tai nesu šalininkas šito off-seasono, to tokio drastiško, vadinkim. Okay. Jo, bet šitą tavo požiūris yra geras ir labai teisingas, bet aš asmeniškai labai susidūręs esu su tuo vadinimu off-seasonu. Tarp bendrų draugų žmonių, kurių sportuoju. Irgi yra tokių temų, žinai, kaip jau sudalyvavo kas nors varžybose ir viskas, norėčiau ant aesthetics padirbti, žinai, tipo off-seasonas, varom papumpuosim, žinai, tipo bodybuilding style. Tokias frazes dažnai girdėjau ir pačiam teko daryti kvailų dalykų, bet vis tiek kažkaip palaikydavau, žinai, net be to žinios, net be kažkokio galvojimo, čia reikia, kodėl gal reikia nuimti, reikia pradėti, ne, tiesiog tūpdavau, spausdavau, traukdavau, kaip pats sportavau, nes tiesiog man patinka, bet būdavo užsikeli volumą, ar kažkokias nesąmonės papildomas darai, ar ne, kaip praeitą podcastą kalbėjom, benzai visokie, žinai, keistesni dalykai, tai toks pas mane off-seasonas būdavo, bet yra tas, žmonės vis galvoja, kad reikia nustoti. Ir ką noriu papildyti, ką Emilis sakė, ar ne? Čia yra praktika, ar ne? Tarkim, atletai visuose sportuose, mano galva, jie praktikuoja, įdeda tas valandas į tą darbą, į tą judesį, jeigu esi futbolo žaidėjas, pastovi žaidė. Bet yra skirtumas tarp jų ir mūsų, kad jie turi tokių daug elementų, jie naudoja daugiau fitneso elementų, ar ne? Mes darom 3 judesius, kuriuos reikia poliruoti iki menkiausios, mažiausios dalelytės. Tai aš nežinau, aš dabar bent jau galvoju, kad teisingas požiūris nenutrauk to, ko darai. Tiesiog yra visokių tokių elementų, kai gali dasivyti, tarkim, off-seasons, mano galva, jis daugiau yra tam skirtas, kad dasivyti kažkokius tavo nestipriausius veiksmus arba judesius arba kažkokias skausmai kažkokias atsiranda arba tiesiog susikoncentruoti daugiau į tą probleminę dalį. Tai aš manau apie off-seasoną, taip, nežinau. Okay. Neturėtum tiesiog mest tai, ką darai. Tai aš pritariu Emilijai. Ir tau pasisekė, nes normaliai prižiūrėtas visą laiką. Nes tai įsigalvodavo ant dalykų. Palaimintas. Kaip. Aš praktiškai tai jum abiem galiu pritarti, nes, ta prasme, irgi per visą savo sporto karjerą šitą beveik 11 metų ir tikslingo sporto ir netikslingo sporto. Niekada neturėjau tokio dalyko. Pas mane visada galvoj viena mintis, kaip uždėti daugiau masės, kaip uždėti daugiau galios. Jeigu aš apsitrauksiu, aš vaistau laiką, viskas. Simple as that.
Nes visada taip galva veikia. Tai realiai toks jau, jeigu galima tai pavadinti off-seasonu, tai yra per visą karjerą jau dirbant tikslingiausiai, tai kada jau dirbu su Roku, tai yra buvo savaitės atsitraukimas, bet per tą savaitę mes irgi padarėm, tiksliau, aš jau buvau gavęs laisvę daryti, ką noriu tą savaitę. Tai tiesiog po vieną kartą, Max out. kiekvieną veiksmą, jo, jokio max out, ten labai lengvai, tai net kiek aš tą sumą surinkau, gal 500 buvo per 3 singlus. Nors, nu, labai Jau ką, lengvai. Jo, po vieną singlą ir tiesiog, kad vat, praktiką išlaikyti ir viskas, tai iš tikrųjų, man jau tą savaitę jau aš jaučiau, kad man padarė praktiškai net damage. Nu, ta prasme, aišku, aš atsistatė, mano, nu, nežinau, kiek atsistatė tie junginiai, bet dabar visos tos jungiamosios struktūros, bet dabar kažkokių skausmų po to tikrai nejaučiu. Centrinė nervinė sistema irgi tikrai atsistatė, nes jau buvau nuo to viso pasiruošimo perdegęs, bet aš tas, kur negaliu aš ilgai ilsėtis, man reikia pūst, man jau savaitė yra ganėtinai per ilgas laiko tarpas ir tada tik tai buvo pirma treniruotė, skvatai iš karto po tos savaitės tokios, nu, tai irgi nebuvo pertrauka, turėjau aš tas 3 treniruotės, bet iš karto man žiaurus kojų skausmas buvo, ta prasme, nu, reikėjo vėl į parašyti, tai aš neįsivaizduoju, ką tada žmonės daro, jeigu jie pasiema mėnesį ar ten 2 mėnesius, čia kosmosas yra, ta prasme, tu bildini save ir tu tiek laiko bildini, tiek laiko investuoji, laiko, pinigų, pastangų, valios pastangų, įvairiausių kitų rūšių pastangų ir tu po to tiesiog 2 mėnesius atsitrauki, kad tau ten kažkas atsigautų, kas ten turi atsigauti, kiek ten laiko reikia atsigauti. CNS. Tai, man 2 mėnesius. Nežinau. Nu, jei nemiegi niekada, tai ir užtruksit metus. Gal ir daugiau. Nežinau. Neįsivaizduoju tokio dalyko, aš jo nesuprantu ir nežinau, aš jį tiesiog paprasčiausiai žiūriu į tą off-seasoną, bent jau dabar. Dabartiniam sąlygom mūsų sporte, tai aš žiūriu kaip į didžiulį laiko švaistimą paprasčiausiai. Viskas. Bet aš labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių. Tegul jų tik būna. Švaistykit savo laiką, brangų. Arba Nesportuokit. nešvaistykit ir darykit viską protingiau tiesiog ir viską. Ne, nu kodėl? Kodėl švaistyti? Geriau, kad nešvaistytų, tai tada būtų daugiau konkurencijų. Aišku. Aišku, čia sarkazmas buvo pašiepiantis. Toks nemalonus spyris į užpakalį, kad jeigu tai darėt, kad nedarytumės. Tai va. Okei. Laikas, brangus dalykas. Įdomus įžvalgos. Tokia mano. O kokia, Rokai, tavo nuomonė apie šitų klausimų? Papasakok tu mums savo išmintį apie off-seasoną. Ką tu manai? Na, žinai, tas off-seasonas tikriausiai ateina kartu ir su ta periodizacija, net tarp tuo, nu, sezono laikotarpis, tarp sezonis ten koks off-seasonas ir panašiai ir visi tie kiti terminai, ne? Ir su tuo ant... Čia jo ir daugiau rūšių dar yra off-seasonų. Nu, galima ir taip, žinai, sakyt, nu, žiūrint kokioj tu perspektyvui ten, žinai, kalbės. Bet didžiąją dalim ta periodizacija ir tie off-seasonai, off-seasonai ir panašiai, ta prasme, buvo tokios sporto šakose, pavyzdžiui, kaip ten koks krepšinis, futbolas, netgi tie patys olimpinės sporto šakos, kai tu turi, tarkim, 4 metų ciklą, ne? Ir tu ruošies olimpinėm žaidynėm ir panašiai, ir tu dėliojasi tuos visus realiai ten mėnesio perspektyvų, ten, žinai, makro kažkoks tai ciklas, ne, paskui metinis visas treniruočių planas. Ir tai planuojasi, kaip tu išeisi į olimpinės žaidynės. Tai realiai nuo tų dar dalykų ateina ir susietas su trikovės tais off-seasonais. Būtent su tom kitom sporto šakom, sakykime, ir panašiai, kai iš tikrųjų yra sezonas, kuomet jie dalyvauja varžybose, ten, nežinau, turi 5, 10, 20, 30 varžybų, sakykime, gal dalyvauja kiekvieną savaitgalį varžybose, ne? Gal net keliose ten dalyvauja varžybose per savaitgalį ir panašiai. Tai tokiam sporto šakom yra labai, ta prasme, obvious, kad reikia tos kažkokios periodizacijos didesnės, reikia kažkokių tai periodų, kuomet mes, čia spaudžiam tą kažkokią tai veiklą, tarkim, žaidžiam, paprasčiausias pavyzdys, krepšinį žaidžiam, ne?
Mes negalėsim galbūt tuo pat momentu, kai mums rytoj rungtynės, negalėsim eiti, žinai, kelti štangos, ten maksimaliai treniruotis 3 valandas, žinai, ten ar ten pliometrinių, žinai, pratimų, ar tiesiog jėgai treniruotis, mes tiesiog negalėsim, nes tada tiesioginė veikla, pagrindinė veikla, krepšinis, jinai tiesiog nukentės. Tai vat būtent dėl to ir atsiranda poreikis kažkaip tai periodizuoti. Nes būtent tokios sporto šakos, kaip ir supratau, tikriausiai reikalauja daugiau savybių už sportininkų. Vat vėlgi tas pats krepšinis, visiems labai gerai žinoma sporto šaka, kokios savybės sportininkui reikia. Sportininkui reikia ir ten startinio to greičio, ir kažkokius pliometrinio, žinai, to tokio, galima sakyti, pusiausvyros, jeigu taip galima išsireikšti, ne? Nes jam reikia ir jumpinti, jam reikia keisti kryptį staigiai, reikia ir ištvermės, ir greičio ištvermės, bet reikia ir jėgos. Labai daug tokių skirtingų elementų, ko jam reikia. Ir da einam prie mūsų sporto šakos, ko mums reikia, ką mes darom varžybose. 3 dalykus. Squatas, benchas, deadliftas. Kokių mums savybių reikia? Mums reikia tiesiog jėgos, ne? Labai paprastai šnekant, reikia jėgos, viena savybė, realiai. Aišku, galima skaidyti paskui ir į kitus elementus, kaip treniruotis ir panašiai, bet realiai mes darom 3 elementus, kuriem reikia maksimalios jėgos. Ir ją reikia lavinti. Ir mes tą patį salėje darom, mes tą patį varžybose darom. Tai realiai to poreikio periodizuoti ir taip, žinai, visiškai skirtingai turėti tuos treniruočių ciklus, kuomet tu esi pusę metų prieš varžybas ir mėnesis prieš varžybas. Nėra to poreikio sviruoti ir laviruotais krūviais, kaip pavyzdžiui, tose sporto šakose, kur reikia daug savybių tiesiog. Tai va toks būtų dalykas ir realiai tas off-seasonas, irgi galima pritaikyti tų kažkokių tai elementų. Pavyzdžiui, kai tu esi, nežinau, pusę metų iki varžybų, ne, tai gal ir galima kažkokį tai off-seasoną daryti ir ta prasme, kaip pavyzdys, gal tau nereikia pušinti, žinai, tų, kaip sakyt, aukštų procentų. Treniruotis ten 9-5 plus, žinai, visada. Arba tau nereikia gal pušinti ten kokių RP 9 ir daugiau, ne? Nes tau nelabai kaip ir yra poreikio, ta prasme, kam tau reikia ten, žinai, išreikšti tą savo maksimalią jėgą, kam tau reikia testuotis, kai tu esi labai toli nuo varžybų. O gal kažkokius, tai žinai, vat, kaip ir sakei, Lukai, gal kažkokios problemos yra, gal kažkokiais skausmeliai atsiradę, dar kažkas, gal treniruotis, pakeičiant variacijas kažkokias reikėtų ir panašiai, bet kaip irgi tikriausiai supratu, tai yra mikro pokyčiai realiai. Yeah. Aš jau net nekalbu, kad mes visus metus turim treniruotis ir turim tą skill practice komponentą išlaikyti. Tai čia vienareikšmiškai. Aš manau, kad niekas iš trikovininkų, kurie yra high performeriai, nieks taip nedaro. Ta prasme, kad tu pabaigai varžybas ir tu eini 2 mėnesius pailsėti, žinai, tiesiog savaitę, 2 gal savaitės, bet tu jau pradedi judėti. Nes tu tiesiog pamesi visas adaptacijas. Tu tiesiog ateisi paskui, žinai, po to mėnesio pradėsi taupti ir tau paskui vėl reikės kažkokio periodo, kuomet tu sugrįši, kuomet jausies komfortabiliai iš technikos, kuomet tie darbinį svorį irgi bent jau priartės prie tavo tų svorių. Ir panašiai. Sakyk. Galiu paklausyti, šitą, bet tarkim, kaip sakom, žinai, mes prieinam prie tų varžybų, prie sportesnių, toks yra, klipom laiptelį, šiek tiek keliam laudą, ar ne? Bet tai čia ta pati taisyklė turėtų veikti ir, tarkim, po varžybų, tu negali tiesiog, viskas, metu, einu gulėti 2 savaitės, nes turi progresyviai nuregresuotas laudas, ta prasme šokas vis tik turėtų sukilti kūne, kai tu ką tik atidalyvai ir 2 metus ruošeisi, drožiai, žinai, ir tada bum, mėnesį nieko nedarai. Ar kažkoks šokas fizinis, fiziologiškai vis tik turėtų veikti, manau, ne? Tai faktas, bet žinai, prieš pačias varžybas, tarkim, čia labai tokie abstraktų skaičiai, bet sakykim, savaitę paskutinė, ne? Plius minus, ten porą dienų, į vieną, į kitą pusę. Tu vis tiek strategiškai tu mažini krūvį, mažini galbūt volumą, galbūt mažini intensyvumą, galbūt mažini abu dalykus, tai tu jau realiai eini ant to, kad tu negauni to stimulo, kuris priverstų, sakykim, adaptuotis kūnui ir tu stiprėtum. Ne, tai reiškia, kad tu, ta prasme, tą nuovargį, kuris tau trukdo, sakykim, performinti, ne, tai tu jį pašalini iš savo sistemos, iš savo kūno ir būtent to dalyko siekis yra, kad tu
galėtum parodyti savo tą maksimalę jėgą, kad jinai nebūtų užslopinta. Ir būtent šito proceso metu, šito teiperio krūvio sumažinimo metu, kažkiek, žinai, ir tu detrained tampi. Pameti treniruotumą lietuviškai. Tai tu jau eidamas į varžybas, žinai, tu va tai dienai, tu esi paruoštas, jeigu viskas ok, žinai, viskas pagal planą, ta prasme, viskas, profesionaliai padaryta, tu tai dienai esi stipriausias. Tarkim, šeštąjį tavo varžybos, tai tu esi taip paruoštas, tavo kūnas taip paruoštas, kad tu šeštąjį būtum stipriausias. Jeigu tu sekmadienį tą dalyką darytum, tu galbūt jau ten nebūsi toks stiprus, žinai, galbūt, nežinau, 5 kilais mažiau paskvatinsi, nei būtum šeštąjį skvatinis. Jeigu tu pirmadienį, žinai, dalyvausi vietoj šeštadienio, tai dar, žinai, labiau tu būsi, sakykime, pametęs tą treniruotumą ir dar silpnesnis būsi. Tai vienareikšmiškai, kad, ta prasme, tas varžybų pasiruošimas ir tas teiperinimas paskutinis, sakykime, tas elementas arba paskutinis laiptelis, ne iki varžybų, jis automatiškai tave kažkiek, short termų pristabdo, pabūsina, bet paskui ir pristabdo tuo pačiu metu, nes dabar meti treniruotumą. Žinai, tau vis tiek vienareikšmiškai tau reikės vis tiek grįžti prie to jėgos lygio, prie to, sakykime, pajėgumo laipsniškai irgi. Tas pats mano, ta prasme, dabartinis pavyzdys, ta prasme, man buvo šitas Europos čempionatas, ne? Ir aš dar tik dabar jaučiuosi, kad aš jau esu tam savo prime, kur buvau viso prepo metu. Aš dabar jaučiuosi, dabar tik pradėjau jaustis, kad aš esu ant tiek stiprus, kaip tada buvau stiprus. Kad aš galiu dabar tos savo maksimalius svorius pakelti. Kas buvo prieš tai keli blokai atgal, aš nesijaučiau stiprus ir man reikėjo, sakau, tokį kelią nueiti, porą blokų tokių gerų pasidaryti, treniruočių ciklų kelių ir tik tada aš pasijaučiau stiprus, tik tada pasijauti ir technika normaliai, darbinis svoriai jau kyla ir jau kyla iki tokių lygų, sakykime, kur jau susilygina arba netgi kažkokie nauji asmeniniai rekordai. Tai va, ar atsakiau klausimą? Nemanau. Jo, atsakai. Užsijapinau labai. Ne, bet tai čia labai svarbus dalykas, žinai, nes pats pagrindas absoliučiai yra load manage'inimas mūsų sporte. Nereikia mokėti su kamuoliu trilinti kažko ar taip toliau, ne? Kažkokiu kitokius skillsas. Turi 3, kaip ir sakė, elementus ir juos praktikuoji, kad save pasiekti stipriausią vietą tavo asmeniškai kūnas kadavęs. Jo. Ir apskritai apie dalyvavimą varžybose, tai šitas irgi dalykas, ką mes pastebėm kartais, manau, ir toj pačioj Lietuvoje, ne? Varžybų ganėtinai daug dabar būna, ta prasme, tikrai gali pasirinkti, ar tu nori ten pavasarį dalyvauti, ar tu nori ten rudenį dalyvauti, kada nori realiai. Pasimė mytą kažkokį, dalyvauji ir metų pradžioje, ir metų pabaigoje. Ir netgi keli variantai yra. Gali ir equipped varyti, kaip mes, pavyzdžiui, su komanda kartais nuvarom, visi raw liftinam, bet tiesiog į equipped čempionatą, nes, taip sugalvojam. Arba taip kažkas ten nori sudalyvauti tiesiog varžybose ir nėra klasikinės trikojos. Varom į equipped, jeigu yra, viskas. Ir šitoj vietoje irgi tas dalyvavimas varžybose mes turime labai pasverti, nes ta prasme, kuo mes dažniau dalyvausim metuose, tuo mes turėsim tuos mažesnius pykus, ne jėgos. Mes realiai negalėsim tokio wow performance'o padaryti, kur, žinai, padalyvauji varžybose, užmeti ten ant sumos, nežinau, kiam kilogramų, ne? Ir tu jauties, kad, tu nuverti kalnus, nes 40 kg ant sumos padaryti žmogui, kuris turi patirties ir kuris ne vienus metus trikovį yra, tai yra daug. Tai yra didelis pasiekimas. Ir jeigu tu dalyvausi, žinai, 6 kartus ar 5 kartus per metus varžybose, tu neturėsi po 40 kg, žinai, tavo varžybų, kuomet pasigerini asmeninius rekordus. Tai čia irgi labai labai svarbus dalykas, kad mes tobulėjam, gerinam savo tą patį skillą ir jėgą treniruotės. Ir kuo mes ilgiau treniruosimės, tuo bus geriau. Jo, sutinku su realiai. paskutiniu teiginiu. Varyk, Emili. Sutinku, Rokas, to paskutiniu teiginiu, kad ten nepasieksi tokių aukštų pykų dalyvaudamas varžybose, bet tik noriu papildyti, kad kažkokie, žinai, sporto naujokai, kad jie nebijotų dalyvauti keletą kartų per metus, nes jiem reikia rinktis tą patirtį, reikia tvarkyti su jauduliu ir visais kitais dalykais, susipažinti su sportu, su platformos teisėjimu.
su visais aspektais. Tai va, čia toks papildymas, kad klausančių kažkokių naujokų ir galvojančių dalyvauti pirmą kartą varžybose, kad neapsiribotų tik vienom varžybom per metus. Faktas, Jo. ypatingai, vat, pirmuose žingsniuose, nes, tarkim, puikiai žinom žmogų, kuris pas mus irgi nenorėjo dalyvauti varžybose, nors pagerino Lietuvos rekordą, ne? Tai, žodžiu, nebūtinai reikia tiek, vat, laukti, kad tu būtum tokio pajėgumo, kad tu, vat, aš gerinu jau Lietuvos rekordą, tarkim, treniruotės, arba bent jau manau, kad jau esu tokiam lygiai, tik tada galiu dalyvauti varžybose. Jeigu tu save matai ateityje, ta prasme, kaip trikovininką, dalyvau kuo įmanoma anksčiau, ta prasme, susirinkti tą patirtį, nes tu nežinai, kaip tavo kūnas elgsis, ta prasme, varžybų dieną, varžybų aplinkoje. Vieniem būna taip, kad nieko tu nepajauti, ta prasme, ateini taip, kaip į treniruotę, esi žiauriai ramus, pasisveri, pavalgai, warmupini, padalyvauji, išvažiuoji. Viskas. Kitiem tai būna 2 savaitės prieš varžybas galvojimas, kas bus, what if, ar aš tinkamai pasiruošęs, kaip aš jausiuos, kur teisėjai sėdės, kur bus šviesos, ką man reiks daryti ir panašiai. Kuo anksčiau tu eisi susirinksi tą patirtį, kuo anksčiau tu susirinksi tą informaciją, kaip tu jautiesi varžybų dieną, tuo tau bus geriau. Reikia dalyvauti. Bet tai čia dar viena medalio pusė, tik tai, žinai, yra kitas dalykas. Ne tik, kad tas jaudulys, nes visi sako, aš nejaučiu jaudulio, dėl to nedalyvausiu, man nėra skirtumo, žinai. Ne, bet čia nesmė tik tais jaudulį ir tą pačią myto dieną ar ten savaitę, kas tavo galvoje vyksta. Ne? Bet kaip reikia pajausti tą visą procesą, kaip tu užpykini, nes man asmeniškai yra sudėtingiausias periodas ne pačios varžybos. Man varžybos yra žaidimo aikštelė, tu mane paleidai, aš turiu žmogų prižiūri mane, davai, kelk, kiek nori, ta prasme, nežiūrim ar py, mes tik max outinam, let's get it, visus metus laukiu, man yra žaidimas, viso, žinai, 2 valandas mano geriausias valandas mano gyvenime, viskas apie mane, superstaras, žinai, sako. Bet Taip. man tas sunkiausias etapas yra prieš varžybas, tai ištverta visą pykinimą, tą visą struktūrą, tą įtampą, kad tu nesufeilintum, nesudirbtum pasiruošimo. Ir dar po varžybų tą visą kančią nueit, jeigu tu gerai pasirodai, žinai, nes grįžti atgal į judesį, žinai, man pavyzdžiui, po varžybų tuščia štanga jaučiasi kaip serious stuff to move, žinai. Tai va tas visas procesas, manau, irgi reikia suprasti jauniem atletam, kad ten nėra tik tais varžybų dienos ar varžybų savaitės sunkumai, keblumai. Taip. Jų yra daugiau, jie prasideda mėnesis, 2 mėnesiai, 3 mėnesiai prieš varžybas. Jau tu arėjai, jau tu dirbi, jau tu turi būti locked in, visiškai locked in. Tai manau, reikėtų dalyvauti dėl tos patirties pasiruošimo, matyti, kaip viskas veikia. Nes, sakau, būna, žinai, varžybos jau lieka ten mėnesis ir kažką ten biškiai, žinai, paskausta ir toks, pradedi tada jau tu save, ten nieko nėra, gal tiesiog šiek tiek minimaliai, žinai, nugulėjai kaklą ar kažką, jau tu galvoji, lemba viskas varžybų šakės, jau nepatrauksiu nieko, jau viskas blogai, žinai, tai va, ta patirtis labai svarbi, manau, prieš varžybinę, po varžybinę. Faktas, jo, tikrai taip. Tai va. Ko laukai tylus? Klausau, ką Papasakok. jūs kalbate. Ko darai, papasakok? Sakau, klausau, dėliojusi mintis. Nežinau, irgi dar dėl to, žinai, pačio gal dalyvavimo, tai tiesiog labai, vienas iš dalykų, tai kad tai yra labai gera priemonė tiesiog susipažinti su pačiu savim, nes, aš nemanau, kad yra daug tokių žmonių, kaip ir mūsų prieš tai paminėtas tas žmogeliukas su Lietuvos rekordu, kuris visiškai ten ant platformos ir ten nekreipia dėmesio, kas aplinkui vyksta. Aš manau, kad vis tiek 90% žmonių, tai jie ten visi dega iš vidaus atitinkamais momentais. Pavyzdžiui, iš mano asmeninės patirties, tai man viskas baigėsi, kada aš užlipu pirmą kartą ant platformos. Užlipu, paliečiu tą štangą, nusikeliu svorį ir mano visas stresas praeina. Tada prasideda tas režimas, kur viskas jungiam naikinimą. Kas būna duota tą dieną, all in važiuojam. Viskas, niekas nebaisu, bet iki to momento tai jo stresas kankina. Prasme, labiau ne stresas, tam tikros formos stresas, labiau adrenalinas. Tai va, palyginkim, kad ir
Lietuvos čempionato vat balandžio mėnesio. Aš liko para iki varžybų, jau mūsiškiai dalyvauja, aš tiesiog žiūriu, žiūriu per kompiuterį, žodžiu, tas varžybas ir aš jau visas šlapės, jau mane atrodo net, aš jau užsihaipinęs, juodai noriu varyti. Aš numečiau per tas 2 dienas 2 kg. Svėriau beveik palei 84, baigiau varžybas 8, buvo, ne, jo, kiek svėriau, 80 ir 800, kai baigėsi varžybų. Ta prasme, taip susvilau juodaisiais. Labai daug svorio numečiau, bet nežinau, man iš kitos pusės šitas adrenalinas veikia kaip katalizatorius ir aš tuo momentu tai, būnu žiauriai žiauriai aštrus ir daug jėgos būna, smegenys veikia nenormaliai ir kažkas kitokio įsijungia. Tai va, Natūralu. vien iš tokios patirties, ta prasme, aš atrodo gal net nebūčiau pajautęs, kad turiu tokią fazę, jeigu ne varžybą, kad taip pradeda veikti visas, nežinau, kažkokie cheminiai procesai smegenyse, visokie fiziologiniai procesai, kurie sukuria tokią būseną. Aplinkui atrodo, tu nieko nematai, matai tik tikslą, kaip nežinau, kaip arkliam dėdavo tuos, kad jie matytų tiesiai, kad nesidairytų iš šono. Tai va toks pats režimas atrodo įsijungia tose varžybose. Ir manau, daugeliui žmonių būtų toks dalykas kaip pliusas. Tiesiog. Faktas, žinai, Tiesiog. adrenalinas, jis mobilizuoja tavo. Ir dar, žinai, irgi kartais su sportininkais bendraujam, kaip jauties. Ir aš matau, kad žmogus, jeigu ta prasme, realybė išneki, arba tiesiog FaceTime kokį pasijungęs, kaip jauties. Ai, ne, viskas gerai. Ir matosi, kad žmogus tiesiog galvoja ir nerimauja dėl to dalyko, ne? Tai toks dalykas, ką patariu, tai tiesiog turėt minty, kad tas stresas, kurį dabar jaučiu, jis man padės geriau performinti. Jis mane mobilizuos, jis mane energijos to sutiks kažkokios didesnės, ne? Tas stresas, kurį dabar jaučiu, jis man padės geriau performinti. Šitų žodžius pakartoja kelis kartus žmogus, ir iš tikrųjų pagerėja ir savim pasitikė žmogus labiau. Nes iš tikrųjų, pagalvojus, tas energingumas atsiradęs, jis iš tikrųjų tau padeda. Bet tik ne tada, aišku, kai tu savaitę prieš, toks jau visas ten nenustiksti vietoj. Bet jo, aišku, mobilizuoja, bet reikia taip išmokti panaudoti tą energiją savo tinkamai ir tada viskas būna, magiškai. Dabar užsiminėjai apie adrenaliną. Labai galiu pasakyti, sorry. Ne, tai tu papasakok, aš turėjau tiesiog tokį trumpą pridūrimą. Šiek tiek tu papasakok. Ne, aš tiesiog norėjau sakyti apie adrenaliną, žinai, apie visokiausias metodikas adrenalino, nes nėra tai tik brain power, žinai, išleisti adrenalino dalykus, yra visokiausi kitokiausi dalykai, kaip smelling salts, pre-workout visokiausi, net uploadai ir taip toliau, žinai, arba ir mental dalykai, ką tu savo sakai, kaip tu savai įsivaizduoji. Aš norėjau įvesti šitą temą. Manau, labai gera galimybė yra dabar apie tai pakalbėti. Nes kažkaip senesniais laikais tai buvo labai natūralu ir normalu, kad žmonės baisiai užsihaipindavo, žinai, visi uostydavo maniaką. Ta prasme, be maniako neįsidaryti. Ne, last warm upas, amoniakas, davai, pre-workoutas, davai, 2 skūpsai, 3 skūpsai su pompai irgi. Ką pompo nėra, tai nėra ir jėgos. Nepilnai. Neiškiaus. Nepilnai per kelią. Nugarą padaryti. Su botagu. Padaužyk, padaužyk nugarų, ausis palūk, žodžiu. Aš, žinai, įdomus dalykai tokie visokie yra. Ir aš nedžedžinu nieko, nes visiems veikia, aš tai visiškai psichinės galvoju per varžybas. Pas mane ten vaizduotė, kad pasaulis griuvo, mano tėvai, čia būtų paimti su ginklais galvon, laiko ir laukia, žinai, tik sufeinas, pas mane tai ten iš vis psichozė nesveika. Žinai, kartais pavostyti irgi kartais reikia maniako, bet kai jau, žinai, kai jau nėra visiškai stresuoti, tai tarvasme, jau tuksuoti, išeini trečias liko padaryti driftas ir tu padarysi, ne, aš nežinau nieko, aš tiek ir daryti viskas, tai tada, žinai,
Bet jo, bet pre-workoutai visokiausi, ką jūs galvojat, nes aš turiu visokiausių tokių minčių irgi, bet man įdomu, ką jūs pasakysit ir po to galėsiu dadurti. Ką naudojat? Iš tikro, va tas, bent jau va, aš dabar iš savo kaip sportininko patirties tiesiog pasakysiu, tai aš manau, kad mano va, tas competitive advantage buvo tuo met, kai aš pažinau save kaip sportininką ir pažinau kokią būtent būsenoj, psichologiniai, emociniai, kad aš geriausiai performinu. Ar aš geriausiai performinu tada, kai ten aš, nežinau, jau visas reidžinu, ten verdu, žinai, nu, baisiai ten užsivedęs, dar ten smelling saltai, dar kažkas padaužo, parėkia, žinai, versus, kai tiesiog visiškai ramiai, kad ne, manęs nelies, manęs nedaužyk, ta prasme, viskas ok, man muzika ausise, žinai, aš vat tokiais saviįtaigos metodais, procesais galvoju save mobilizuoju, ta prasme, įtikinu, kad viskas bus ok, jei dar kažkas vat iš šono, kai aš einu prie štangos, paragina, padrasina, ne, galbūt viskas, man visiškai to užtenka, aš esu savo toj geriausiai tokioj pozicijoj, kuomet aš galiu tą vat maksimalų kažkokį tai pasipriešinimą įveikti ir mano kūnas tiesiog yra tose vietose, kur jis turėtų būt. Nes anksčiau realiai būdavo tas lifteris vat visiškai kitoks. Tas, kur ten baisiai užsihypindavo, nueidavo ir visiškai kitaip štangą jausdavosi, technika visiškai kitaip atrodydavo, nu, absoliučiai kitaip visiškai. Ten atrodo, nueini iki to štangus, nubėgi, ten pareiki, pasiėmė tą štangą, ten techniką, bet kaip, let's get it, varom, bet, nu, kitaip dabar viskas absoliučiai yra, tai vat linkiu, kad, ta prasme, netgi ir technika kitaip jaučiasi, ir tu toks unpredictable, žinai, būni. Bent jau pas manęs dalykas būdavo, kad aš salėje taip, žinai, performinu, taip judu, varžybose aš pasižiūriu, žinai, vaizdo medžiagą, kaip aš judu, visiškai kitaip, ta prasme. Ir kartais būdavo arba labai gerai, arba labai blogai, ta prasme, nu, pavykdavo ten kažką padaryti. Bet čia kai jaunesnis, aišku, buvau dar neturėjau patirties, tai vat per tuos metus visus tiesiog išsiaiškinau, kaip ir kad tiesiog tas toksai kontroliuotas toks reidžas yra mano tas va dalykas, mano stadija. Aš turiu būti toks, žinai, ne tai, kad piktas, ne tai, kad rūstus kažkoks, bet tiesiog susikaupęs. Ir mano tas susikaupimas tiesiog toks laser focus, kažkokia muzika, kažkokios mintis, kad, nu, pozityviai mane išvestų ir kad mane įtikintų, kad aš galiu tą dalyką padaryti. Ir viskas. O šiaip kalbant apie smelling salts, tai nežinau, kada paskutinį kartą sunaudojęs. Daugiausiai sunaudojęs amoniako, nes tiesiog toj vat aplinkoje, kuomet aš pradėjau sportuoti, nu, būdavo normalu, ta prasme, treneris irgi, vat, čia biški puostyk, tik tai atsargiai, ten pirmais kartais atsargiai, tik tai biški, jau ten baisiai ten daužo ir eini ten, gerai, atbūdina, žinai, tave, bet iš to tiesiog išaugau kažkaip. Dabar smelling saltai irgi ganėtinai populiarūs dalykai tarp kai kurių lifterių, bet kaip ir tas populiarumas, bent jau aš ką vat žiūriu, stebiu, ta prasme, kaip ir irgi mažėja lyg tas populiarumas, neįsivaizduoju, bet pats asmeniškai nenaudoju. Kas susijęs su pre-workoutais, nu, kartą į mėnesį, jeigu panaudoju, tai čia būna gerai. Kartą į kelis mėnesius tikriausiai yra mano tas usual naudojimas pre-workout. Visada tiesiog ir kava, stiprią kavą ir viską. Tai va toks, manau, tokia pozicija. Ok. Jo, kas liečia realiai, va šitus visus reikalus, tai aš manau, jie irgi prasidėjo va tais senais gerais laikais, kai pradėjom važinėti tą veisėjų salę. Čia su visais prieš tai tais sportininkais, kurie užvedė ant kelio, negalima tai pavadinti. Tai irgi nulėkus ten į tą veisėjų salę, tai ten neduodavo to amoniako, bet į tą seną. Guminį svorį ir amoniakas visur, ta prasme, jo, tuo buvo kažkas nenormalaus, labai aštrus tas pojūtis, jis net išmuša, atrodo iš vėlių, ta prasme, ten, nu, amoniakas, vis dėlto ten. Tai žodžiu, aš po to, nu, buvau atsitraukęs nuo tos jėgos trikojos, tai va ten tuo metu dar spėjau išvažiuoti gal ten tas varžybas ir viskas, ir po to buvo labai ilgas tarpas ir po to jau kaip grįžau,
grįžau į trikovę su visam, tai šitas dalykas jis taip ir baigėsi, nes aš, Mm. pirmas, kiek tai sveika uosti tokį dalyką, kuris tave net vožia atgal, ta prasme, nes čia, nežinau, Nudegint gali kvėpavimo tokius paprasčiausiai ir viskas. Jo. tai, jo, ir ta prasme, šiaip, jo tas veikimo principas, tu dabar įsivaizduoji, pavyzdžiui, jeigu tu treniruojasi apie šito dalyko ir ateina varžybos ir ten, kad kuo daugiau to hypo paimtum ir užuostai prieš varžybos, tai viskas, tave ten iš karto, ta prasme, net ašaras muš tas dalykas, tai nežinau, aš jau kažkaip po tos pertraukos grįžus viskas, ta prasme, taip ir baigėsi, esu ten dar gal kelis kartus uostis, gal kažkada ne varžybose, aš tose tiesiog ten salėj po prikolo amoniako, bet ir tai ten senas įsigaravęs, o apie smelling salts aš net nekalbu. Tekę vieną kartą iš toli mane biškį padavė gūstą, ta prasme, aš neįsivaizduoju, kaip žmonės kaip gali naudoti tokį dalyką. Ir aš net esu buvęs tokioj aplinkoj, kur žmonės, aš nežinau, ta prasme, net tas vaizdas yra toks ikoniškas, kaip nežinau, kaip addicted atrodo nuo to dalyko. Jie treniruočių metu prieš kiekvieną setą pučia, uosto ten, riaumoja ir eina tas štangas rauta ten keltų. Aš galvoju, kas ten turi daryti šiaip organizme, jeigu tu eilę metų turit, pavyzdžiui, 4 treniruotis per savaitę, prieš kiekvieną setą uostai, kokius 10 kartų tu per treniruotę pauostai, jeigu nedaugiau, už 40 kartų per savaitę, tai tiek per metus gaunasi, tu užuostai, o dar per šitas, aš nežinau, kiek tos druskos ten turi suuostyti ir kas tam turi daryti. Tai man, aš net iš vienos pusės žiūriu į tai kaip į kažkokį narkomanizmą, net nežinau, net kaip įvardinimą, bet čia yra absurdas. Čia yra absurdas ir nežinau, jūs sakyti, Martin, paėmė išgeriai to prie workouto ir eini tą treniruoti, išgeriai kavos, treniruoti viskas, užsibūstini save su mintim, su gera muzika, jeigu tau jos reikia, kitiems nereikia muzikos. Man, pavyzdžiui, muzika tai yra pats geriausias stimuliantas ir viskas. Treneris, smelling saltas ir eini ir treniruojasi. Į šitus dalykus aš labai taip, nežinau, žiūriu negatyviai paprasčiausiai, man labai keistas. Tas naudojimas atrodo toks, nuris nudaro amoniakas, jisai medicinė. Silpnesnis, ta prasme, jo poveikis yra šiek tiek silpnesnis, tikrai. Jis gerokai silpnesnis, tu į ten va, iš prie pat pauostyti, ten tą smelling saltą, tai aš jie ten uostą per pusę metro. Kokia ten koncentracija, kokia ten galia, kokia ten chemija. Ką tas dalykas gali daryti tam visam organizmui, tai čia labai dar klausimas irgi toks, sakyčiau, neprastas. Tai nežinau, mano būtų tokia ganėtinai kategoriška nuomonė prieš šitą dalyką, aš prieš jį nusistatęs, man tai atrodo visiška nesąmonė, paprasčiausiai, taip pasakysiu. Tai va, bet senais laikais buvo smagu to maniako pavus, naujas patirtys. Emilė, aš greitai įsiterpsiu prieš, gerai, nepamest temas, matau iš akių, kad jūs žinai, kai sakyti, palaužiu labai greitai. Bet šitas, jo, tipo, tas smelling salts, aš galiu matyti prasme, ne tik smelling salts, tiesiog amoniakas, whatever, ne, kažkokie būstamieji dalykai, ne, kurie skatina ten adrenaliną ir kerta tave, ne. Tai tokius sportus kaip strongmanai, ar ne, nu, ta prasme, ten visai kitokių istorijų, nes ten jo yra technikos, bet jos nėra tokios technikos, ne, kad mes padarai kažkokį makro changes, kelienis tenoje, kažkas tenoje, žinai, ir jau feilinė, nes, tarkim, naščius bėgioja su daiktais, ne, tai jie turi tokį kitokias visai varžybas negu mes, tai va, tokiais atvejais aš kažkiek dar suprantu, žinai, ten. Nes, nu, tu atbėgioji su nesveikais svoriais didelius, žinai, distancijas, nes tu vis tiek naudoji staminą ir visą kitą. Tai tą suprantu, žinai, galūnų sportą daleiskim, ne? Plus visi tie sportai, kurie untested, ne? Make sense, jie yra driven dalykai, kurie nenatūralūs, tai tu net ir dalinai nenatūralią energiją judi, ne? Ir ten ta jėga visa kita. Tai aš tą suprantu, jo, trikovai daleiskim yra įsitested,
kiek ten tos prasmės, kai Rokas labai gerai pasisakė pagal savo pavyzdį, kai man tai reikia susikoncentruoti ir vis tiek kažkiek būti mąstančiam, ar ne, einant prie štangos. Ant platformos turi būti mąstantis, turi galvoti, ką tu darai, o ne, ai dabar tai varom, per pyktį energiją, žinai, pakelsiu. Ne, dėl to mes ir šlifuojam tas technikas, bandom tapti geresniais, būtent tam vienam judesy. Tai va, aš va tik tiek matau prasmės tam tikruose sportuose, arba žmogus, žinai, ant žemės guli be sąmonės, gali pavosti. Smelink soltą pribėgti. Tai va, sorry, Emilija, kad nutraukiu, bet labai norėjau pasakyti, žinai, šitą. Viskas gerai. Tai va, mano patirtis, aš su amoniaku apskritai nelabai draugavęs, jau mano laikais, kai aš pradėjau, tai nebetrendino šitas dalykas, jau tik smelink saltai liko. Tai smelink saltų aš buvau nusipirkęs, jo. Ir pirmą kartą pabandžiau, skvatai man tada buvo, pasidariau, taip drąsiai lupau. Man akyse atrodo užtemo, ten nesuprantu, kas darosi, aš jau paspaudęs ten rekordinį. Nu gerai, vai, susikaupiu, žinai. Vedu po to štangą, reikinu štangą. Padariau aš ten, nežinau, kokius 4-5 repsus, sakykime. Atrodo, kad mano galva susprogs, aš visas raudonas buvau, nenormaliai, man bloga pradėjo darytis. Tai pirma pažintis buvo tokia. Paskui jau biškį išmokau iš toliau mąstyti, bet paskui jau tiesiog nusprendžiau, kad man tas netinka, man to absoliučiai nereikia, nematau tame prasmės, bent jau aš nežinau, galbūt kažkas mato, viskas tu yra gerai, jeigu žmonėm veikia, alio, bet man tikrai tai nėra mano dalykas. Jo, toliau privorkautas, tai privorkautą ganėtinai ilgą laiką naudojau. Realiai prieš kiekvieną treniruotę, bet aš pirkdavau kiek įmanoma, kad būtų daugiau kofeino, stengdavausi, kad 300 mg porcija arba 400 mg ir dėdavau tik tai pusę porcijos, žodžiu. Nu, nereikia man ten tompo daug stimuliantų, žodžiu. Man grinai kofeino, tiesiog galėjau kofeino kapsulį geriau nusipirkti. Tai va, bet paskui nusprendžiau, kad irgi kažkaip, nu, man nelabai reikia, netinka man ir tas privorkautas, kažkaip, nežinau, aš geriau jaučiuosi negėręs privorkauto, ypač skvatinimą, kažkaip nelabai patinka man jaučiasi taip nesmagiai, aš visas po tą štangą palindęs šeikinu, aš nesuprantu, nemoku normaliai nueiti nuo reko. Bet iš tikro varžybose, tai man patinka tas privorkautas, man varžybose aš irgi vis dar kažkaip neatrandu iki galo savęs, bet kaip irgi Rokas sakė, kad tam tikri dalykai pakeičia jo techniką, tai irgi tas mano pakeisdavo praeitį. Tai mano deadliftas irgi puikus pavyzdys, kaip gali pasikeisti technika dėl tam tikrų priežasčių. Dažniausiai dėl irgi tokio stipraus drivo ir ėjimo all in, padarysiu viską, žinai, aš žiauriai užsidegęs, jau net tiesiog smegenys, blaivus protas nebeveikia, tai tada ir matosi, kad gerai, tie visi jėgos lygai matosi. Tai va, jo, bet sakau, man irgi sunku atrasti dar save varžybose, kaip ir atrodo, to drivo tokio irgi reikia paduoti pykčio, bet kaip ir jo galbūt kartais nereikia, nes tada padavus per daug jau vėlgi neatrandi ir nesugaudai savęs. Tai toks aš vis dar pasimetęs, bet tos rudenio paskutinės varžybos buvo pakankamai tokios sėkmingos ir aš manau, kad aš atradau ganėtinai gerą kelią savo. Iš tikrųjų, maždaug dabar žinau, kada man reikia gerti privorkautą. Man privorkautą reikės gerti po skvato. Tada bus viskas gerai, nes man deadliftui tai man reikia privorkautą, bet reikia ir privorkauto, ir blaivios galvos, tada bus žiauriai gerai. O dar jei bus kažkokia, kaip pasakyti,
tikslas, toks prizas, kad gal kažkokios vietos kovoti ar dėl, nežinau, sakykime, normatyvo, tai kad būtų tas papildomas drive faktorius, tai aš labai tikiu, kad aš turiu tą deadlifto tokį užslėptą, kur nesitikėt galiu net aš pats, kad aš tiek galiu patraukti. Yra tas Tai va. dalykas. Jo, iš tikro, prieš pačias varžybas mes, sakyčiau, tokiam brandžiausiam smegenim abudu susėdom, susidėliom tą strategiją, žinai, labai aiškiai kaip ir nutarė mane, kaip aš būtent tave matau varžybos ir aš manau, kad beveik ir pavyko tą dalyką padaryti. Tu prasme, kaip tu prieidavai prie štangą, žinai, kaip tu išeidavai būtent žinai, iš tos, ne apšilimo zonos, bet iš to laukimo zonos, ne? Kaip čia galima pasakyti. Jo, tai va tas man dalykas žiauriai patiko ir pasimatė ant rezultatų, nors mes nepušinom, ta prasme, kryptingai, kad va, mūsų targetas yra šitos varžybos, mes dalyvausim čia ir mes kryptingai ruošimės ten pusę metų, štai, nežinau, 4 mėnesius. To dalyko kaip ir nebuvo. Tai žodžiu, man labai patiko tas, va, žinai, irgi tavo atradimas, kad pavyko realizuoti, žinai, ir kuo tu daugiau eisi, kuo tu daugiau bandysies, tuo tu tiksliau galėsi, žinai, numatyti, kaip iš tikrųjų tau reikia būti. Tokį orientyrą ganėtai tikslų turim, bet dar reikia šiek tiek patikslinti ir būsi weapon. Bus labai gerai. One day. Of course. Aišku. Viskas, Lukai, laukiam tavęs. Ką tu pasakysi šitą temą? Aš nepasisakiau, ne, labai mes čia užsikalbėjom. Tai, aš nežinau. Pas mane yra keisti dalykai, žinai, irgi, va, kaip kažkaip realiai Rokui biškį, nes jisai sakė, va, aš neseniai atradau kaip ir save, kaip neseniai, sąlyginai, atradai savo tą būseną, ar ne? Aš manau, kad yra tokia, ir tikiu tokia idėja, kad kaip tu treniruojasi, kaip tu ruošiesi, taip tu ir dalyvauji. Tu nieko nekeiti. Kai tu valgai tą patį maistą per tas dienas, tas tavo pre-workout foodas buvo toks, valgyk tai, nebent ten yra kartai visokiausias, visa kita, ar ne, tai čia kita istorija. Bet jei tarp kategorijos ir visą kitą, tą maistą pripratęs, tą maistą valgyk. Pripratęs klausyti tą pačią muziką, savo Week 4, žinai, klausyti tą pačią muziką. Galvok tas pačias mintis, turėk tas pačias mintis, tą patį approachą ir jausisi taip pat, dėl to man ir žaidimų aikštelė. Aš, viskas man patinka, žinai, aš nepergyvenu. Žiūri žmonės, salėje žiūri, tu treniruojasi komerciniai salėje, treniruosi powerliftingo salėje. Labiausiai niekada nesu džedžintas kaip powerliftingo salėje savo gyvenime. Dabar per varžybas ir nedžedžintas. Žinai, Nes, žinai, tarp labai kompetityvių žmonių, kuomet tu esi, tai ir atsiranda ir dramos kažkokios. Ir galbūt kažkas tiesiog draugiškai to pasako, žinai, kad va čia kažkur tau susiimti reikia, žinai, dar kažkas, gal kažkas ir, žinai, nori konkuruoti su tavim. Bet gerai, žmonės yra aktyvūs, ta prasme, aš tai visada, va, ir salė, ta prasme, skatinu, kad okei, paduokit daugiau tos energijos, ta prasme. Taip, reikia, visai kitaip. Aš ir noriu, žinai, ir sakau, laukiu grįžti į Lietuvą, nes su jum teks pasportuoti, visai kitaip bus, nes aš dabar komerciniai saliai, kur žmonės nežino, ką reiškia powerliftingas. Visi žino, galvoja, kad weightliftingas, galvoja, snešino ir net viską mėtusi virš galvos. Tai, žodžiu, man tas drive'as, dabar žiūrėsim, kaip šitos varžybos bus. Aš šiaip biškį emocinė žmogus esu, žinai, tai iš manęs visko būna, žinai, varžybose. Bet aš jau ir išsilokautinu, aš savo zoną einu, pre-workoutas, per treniruotis aš nenaudoju pre-workoutą visiškai, nes turėjau savo fazes, kada, let's go, davai, varam pre-workoutus, žinai, double scoopinam, žinai, tai aš jau atsivalgęs tų pre-workoutų tiek ir supratau, kad, prasmės nėra, po to nemiegi, grįžti namo ir akys įsprogia ir nemiegi. Tai neatsistata ir tada akumuliuoja tas toks problemos tokius visokiausius, ar ne? Tai tik per varžybas, tais kritiniais atvejais, kai turi, tarkim, esu deadlifteris, ar ne, didžiausias mano liftas total, tai tu ir nori tos energijos, tu atsirefreshinti ir jau tik, kad jau paskuotinai, pabenčinai. Tai aišku, klasika, visą laiką nugaros sutraukia po benčio man.
Niekad gyvenime nebuvo nebūtų straukęs, žinai. Ir tas toks, reikia kažkokio, kad atsigauti, žinai, kad susikoncentruoti, gal daugiau to fokusą, žinai, kad tiesiog targinčiau tiesiai į tai, nes pre-workoutas manęs taip ir veikia, jis ne tai, kad labai energijos duoda ar kažkaip, žinai, tiesiog prakaituoji daugiau ir fokusuotas labiau esi, ne? Taip pat ir kofeino kiekis, nežinau, gal čia įsitikinimas man toks, bet tai aš tik tokiais kritiniais atvejais, jei reikia, amoniakas irgi, kaip sportavau powerliftingo salėje, ir galiūnų ten, kiek galiūnų, powerliftingas, ar ne? Nu, žinai, ir ateini į salę, darai kažkokius deadliftus ir dažnai tokie galiūnai, aš labai su jais sustardavau. Kad jokingi bičiukai, žinai, ten rėkoja viską, rėkia vienas ant kitą. Žinai, kažkaip, nes nėra konkurencijos tarp manęs ir jų. Tai, ta prasme, tos pavydžios konkurencijos, nes mano salėje buvo ten tokių daugiau dalykų. Tai tekdavo man su galiūnais sportuoti ir, sakau, kaip ir minėjau, trikovininkai būdavo, ta prasme, matai, ten yra tas vis tiek. Pas mane salėje buvo mano kategorija beveik visi, tai mes vis tiek viens kitą pasižiūrim ten, žinai, tipo, būdavo tokia konkurencija, nelabai sveika konkurencija, po to įsivystė į tą nelabai sveiką konkurenciją. Tai su galiūnais baisius bendraudavau. Nes, sakau, žinai, man primindavo tos senesnius laikus, ateina, let's go, žinai, rėkia ten ir ateina jie ir dažniausiai kas antras nusipirko naują druską, įbėga, do you want to try, look at this one, kaukulių ten milijonai visokiausių, žinai, tipo, atidarysiu, bet labai toli, žinai, tai va tik taip tekdavo pavostyti, žinai, ir pavostavo iš atstumo, ta prasme, tokio ir kai kalt, atrodo, kas nors aperkatą kalė tavo galvą, tai aš ne, ta prasme, kai nusidaužai, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, žinai, galiūnai, daleiskim, prabėga, žinai, ar padangą paflipina, ir kita rungtis vėl tokia energinga, ir tu ten, vos gyvas, tai jo, tada prikelia tave. Tai aš visai šitą suvokiu, bet jo, man nėra drivo, anksčiau, sakau, irgi pūsdavo, ta amoniakas žiauriai patikdavo, nes, žinai, ir equiptas, kodėl patiko. Daugiau visokiausių elementų, kai jaunesnis, žinai, Daugiau svorio gali pakelt. Daugiau gali svorio pakelt, taip. Žinai, visi, ir tas, žinai, visai kitoks smagumas, kai nesi brandus. Aš variešį nesusidėsiu bintų, žinai, ten dar kažką, tokių elementų, diržai visokį. Žinai, pavostai, čia jau tipo superpower atsiranda ir tai va tokie visokie dalykai, bet dabar sakau, dabar kaip komerciniai salės sportuoju, tai nulis, visiškai nulis, nieko nenaudoju, skystą kreidą galiu tik naudoti ir viskas, daugiau nieko, ta prasme, ir labai liūdna iš tikrųjų, nes skystos kreidos negali naudoti varžybose ir ta prasme, norėtųsi, žinai, bent jau kreidą naudoti teisingą, su kuria dalyvausi, tai... Gali naudoti. Tai man sakau visiškai. Gali naudoti, bet Varžybose negalima su to naudoti. Tai galima, ar ne? Jo, tu galvoji, kad negalima? Aš galvoju, kad negalima, kažkas man svaigo, kad negalima, taip. Galima, aišku, galima. Visose federacijos jau čia galima. Jeigu IPF galima... Labai susimašiau, kaip sakai. Ne, galima. Galvoju, Galima. Lukas čia džiaugiasi šiandien pas mus. Atsiprašau labai. Net išgąsdinti, nes man tai nepatinka, ta biri kreida, man neveikia. Reikia gerą. Tai jos labai abidvi patinka. Ką? Tai jos patinka man. Tai Lukai, tas pertraukiant. Jo, tai va, ką turiu galvoje, sakau, vienintelis dalykas, kas dabar man labiausiai svarbiausia galbūt ir manau per varžybas labiausiai koncentruosiuosi, tai tiesiog susikurti gerą playlistą ir viskas. Žinai, man muzika labai daug duoda. Ta prasme, prieš tą išėjimą ant platformos gali negroti niekas, žinai, gali nieko nebūti, bet tik prieš išėjimą šakės. Žinau tą jausmą, kai pavyzdžiui, kai vairuoji kažkur slidu ir, žinai, kažkas paslysta ir toks, žinai, būna, adrenalino pliūpsnė, žinai. Tai pas mane tas toksai pojūtis vis atsiranda prieš einant liftin. Jei gerą muziką groja, žinai, visiškai į save pasistatai teisingai, galvoji, žinai, toks
pilna krūtinė tokia, atrodo, tuoj sprogs. Let's go, let's get it, žinai. Tai pas mane tik tokia bus stimulacija ir kol kas, manau, labiausiai veikia. Ir galėsi nu dabar skystą greitį naudoti. Nes sužinojai pagaliau po 10 metų dalyvavimo varžybose. Aš galvoju, kad pamiršo. Viskas, o tai reiškia, visi ženklai rodo, kad laikas jau kambekinti. Jo. Jo, bet žinai, tas commercial gymas, va dabar, kur paminėjai, kur irgi neleidžia, žinai, tos normalios magnezijos naudoti, nu, tos blokinis, ne, solid. Tai šitas dalykas man irgi kažkiek užnesa, nes ta prasme, tu žiūrėk, nu, tu realiai naudoji tam, kad saugiai galėtum liftinti, ne? Nu, nes, pavyzdžiui, bench press, jeigu bus pastautos riebalutos ant rankos, slidžio, žinai, ir, tarkim, nežinau, kelsi 200 kg. Ir nebūsi safety, žinai, užsidėjęs ir tau išslys tiesiog. Nu, tai negerai, ta prasme, pas tave, žinai, gali būti trauma, deadly trauma, kažkokia netgi atsiras nuo to, žinai. Nu, bet aišku, galbūt tada argumentas yra tas, kad naudokit šitus liquid, ne? Skystą greitį. Bet vis tiek aš tai mėgėjęs labiau, dabar prasme, ant kokio squato ir bencho tą normalią solį, ta prasme, naudoti, nes pats procesas man patinka, ta prasme, ir taip rankų neživina. O tada jau šitą skystą greitą, tai deadlift naudoju pats. Nes labai žiauriai išdžiovina tas rankas, ta prasme, ta skysta greita. Aišku, priklauso tikriausiai nuo brando ir panašiai, bet tiesiog sudedamosios dalys, kokios yra. Tai va tie dalykai pagrindai ir išdžiovina labai rankas. Dėl to labai taip nemėgstu visada naudoti jos. Gal čia naudos būklės priklauso. Bet dar kitas dalykas, ar jūs pagalvojat ir pastebėjot, kad liquid chalk ženkliai yra. Nu, ne tai, kad damagina varus, ar ne, bet jie daugiau pridaro nenaudos, nes aš gal planina, jo gadinant štangas literaliai, nes tie gripai, jie taip stipriai įeina tą liquid chalk į vidų, kad jos net išvalyti neina su dratiniu šepučiu. Reikia pirkti specialų skystį, tirpdint ir išklaut normaliai, nes todėl powerliftingo salėse labai prieš yra liquid chalk. Nes gadina štangas, turi štangą už 1,5 štukos eurų ir žinai, ir sugadinsi gripą. Tai jie atrodo, nori apsaugoti, palaikyti švarą komercinėse salėse, bet nepagalvoja tai, kad yra inventorius gadinamas su tokiu principu. Viskas, Lukai, tu nuo šiol dabar man +1 argumentą. Jeigu kas nors man kažką sakys komercinė salė, aš šitą argumentą panaudosiu. Teisingai. Prašom. Tai va. Nice, gerai. Turit kažką dar pasakyti? Šitą temą. Šitą temą tai ne, gal. Viskas toliau. Ko gero. Mūsų stalo. Ok. Emilė, buvai bencho varžybos savaitgalį? Papasakok, kaip sekės. Ne iš vienas. Pats nedalyvau, ir Lukas buvo netikėtai, blem. Ir Lukas buvo. Jo. Ko aš nežinau nieko. Kur čia toks didelis dėdas galvojo atvarė, ten visi kiti maži palyginus. Juokavo. Kur čia buvo? Druskininkuose. Equip bencho čempionatas. Tai vat, važiavom su Dainiu, kuris irgi sportuoja akmenų salėj, kurioje aš sportuoju. Tai vat paprašė pagalbos, tai padėjau, palaudinau svorius, išleidau ant platformos, su lapeliais darbas. Kaip to pačios varžybos, tarkime, Equip čempas, nes man atrodo, tu, būtent grinai spaudimo čempė, tai pirmam Equip buvai, ne? Aš apskritai pirmam spaudimo čempė gyvenime. Kaip tau ta jėga? Neįprasta tikriausiai, ne pačių varžybų. Jo, kažkaip įdomiai viskas, žinai. Viskas labai greitai. Ir iš tikrųjų ganėtinai greitai ir prasisuka srautai tie patys. Nu, tai vis tiek benchas visada toks, kaip sakyčiau, greičiausias. Ir tas dalyvių kiekis Equip čempė irgi mažesnis gal dėl to, bet jo, buvo truputį įdomi. Geras. Aš irgi esu dalyvavęs. Nu, ta prasme, kai aš pradėjau sportuoti,
Tai mano buvo tas irgi equipped, visas dalykas tik tai equipped buvo. Tarpuose ten RO dalyvaudavau, bet realiai pirminis dalykas, kur fokusuodavomės, tai buvo equipped. Ir tie irgi buvo benčio čempai, tai irgi mano eilinės varžybos, tai irgi atsimenu, tas irgi toks labai didžiulis laukimas, hypas ir bam, tu turi 3 attemptus tik tai. Ir tie 3 attemptai taip greit prabėga, ir tos varžybos taip greitai baigėsi, ir dabar palyginus tiesiog sutrikovęs, visais 3 veiksmais, ta prasme, trikovės varžybom, tai visiškai kitoks žvėris, ant tiek tu turi ilgai savo dėmesį išlaikyti, tas 2,5, 3, netgi 3,5 kartais valandas būna varžybos, priklauso, aišku, nuo srautų ten, kiek žmonių srautuose ir nuo visų kitų dalykų. Tai jo, įdomi, gerai, dar turėsi patirties tokios papildomos. Geras. Faktas. Vis tiek buvo malonu prisiminti tą aplinką, žinai, pamatyti žmonės. Nice, labai gerai. Gerai. Buvo toje pačioje vietoje, kaip pasaulio čempas, ar ne? Jo. Nice. Čia jau šių metų vieta. Realiai, kiek 80% varžybų, ko gero, buvo Druskininkuose, buvo Telšiuose ir Mažeikiuose, man atrodo, pakartojimas spūdimas, jei neklystu, buvo visas kitas Druskininkuose. Įskaitant ir pasaulio čempą. Kad pas mus į kraštą atsikėlė pagrindinė lokacija dabar daro varžybą. Nice. Žiauriai pakalbu. Ir šiaip graži aplinka, gera vieta, viskas. To prasme, daug vietos viskam, tiek apšilimui, tiek būt treneriams, atletais, tiek žiūrovom. Šiaip būt kas nustebino, kad varžybose nemažai buvo iš tikrųjų žiūrovų šitose. Dabar nesiskyrė nuo trikabės klasikinės. Dar Emiliui sakau, taip išleidom, lygtis Valdą dar išleidom, nes dar Valdas toks dalyvavo. Irgi čia veteranų amžiaus grupiai norėjo rekordą. Bandė rekordą tai yra daryti. Ar pagerino? Pasisekė. Bet jam pačiam priklausant. Tai dar sakau, Emiliui, pažiūrėk, kiek žmonių, kaip išleidė nuvaidyti, savo iš tikrųjų nemažai ganėtinė žmonių. Tai kas irgi toks labai gražus ir fainas rodiklis ateičiai paprasčiausiai. Tai kas bus, kaip dabar bus klasikinis čempionatas, vėl susirinks 300-400 žmonių, jeigu nedaugiau. Insane, aš šeimos dar turėtų būti labai gražu. Jo, iš tikrųjų labai gražu žiūrėti, žinai, į tą tiesiog lygį, meistriškumą. Tų pačių netgi sportininkų, žinai, kiekis, aišku, faktas gerai, bet kaip visi save reprezentuoja, kokie yra rezultatai, tai, ta prasme, tikrai labai faina žiūrėti, kur, žinai, mūsų federacija eina ir viskas. Nice. Gerai. Gerai, svečiinam, kas toliau mūsų sąraše yra. Emili, tu, man atrodo, esi pasiruošęs keletą įdomių. Ja, aš esu pasiruošęs, tai, žinau, galvoju, ar to, ar aš dabar. Gerai, tai aš norėčiau pirmą pradėti nuo pavyzdžio konkretaus, tai sakykime, Sheffieldo varžybos 2024 metų. 11 iš 12 dalyvių moterų surinko daugiau negu 100% nuo pasaulio rekordų, tai yra, galima sakyti, pagerino pasaulio rekordą, tai yra labai aukštas lygis, o vyrai tik tai 3 iš 12 pagerino. Ir mano klausimas būtų, kodėl taip yra, moterys galbūt atsilieka trikovai, ar jos tiesiog dabar ant kažkokios bangos, kažkokio trendo, ar jos greičiau tiesiog progresuoja, kažkokio neišnaudoto potencialo daugiau turi. Tai noriu išgirsti jūsų nuomonės. Geras iš tikrųjų pastebėjimas ir jeigu nebūtum šito fakto, taip, žinai, iškėlęs, aš jau šiandien net nebūčiau atkreipęs dėmesio. Bet stebint visą, galima sakyti, trikovės rinką nepastaruosius, nežinau, kiek metų, nuo kokių 17-18, galiu pasakyti, kad, ženkliai spartėja, tarkim, tų pačių moterų įsitraukimas į triko į varžybas. Tarkim, tose pačiose kategorijose dalyvių skaičiaus irgi augimas yra didelis ir aš manau, kad čia yra dalinai susietas tiesiog su talent poolo didėjimu. Tiesiog yra didesnis kiekis ir iš to didesnio kiekio yra didesnis šansas, kad atsiras žmogus, kuris yra, sakykime, pajėgus gerinti tuos, žinai, pasaulio rekordus.
ir panašiai. Ir plus tie, žinai, tos senos, tos trikovininkės, kur dominavo pastruosius, sakykime, metus, ane, pamačius va šitą būtent dalyką, kad, didėja talent poolas, didėja, ta prasme, konkurentų, didėja žmonių, žinai. Tau irgi tokia yra motyvacija, tu, prasme, galbūt sėdėjai, žinai, pastrausius 3 metus su tokiu gepu tarp tavęs ir antro žmogaus, ten, nežinau, 30 kg, ne? Tai šita Amanda Lawrence, jeigu neklystu, panašioj situacijai, tikrai buvo pastruosius, nežinau kiek metų, dominavo, kokių 2,19 tai tikrai. Ir dabar irgi po truputį visi vejasi, ta prasme, visos vejasi ir tiesiog tas gepas mažėja. Tai nežinau, aš manau, dėl talent poolo gali būti. Aš čia jaučiu dar labai didelis elementas prisidėjo prie to, kad tas pats sovietinis požiūris, žinai, sovietinis senovinis, galvoju, bet buvo apie jėgos sportus, kad, žinai, kaip ir kažkada esam kalbėję, kad, tik tais, žinai, turi būti didelis storas, taip toliau iš vyrų pusės, ar ne, ir taip čia labai vyriškas. Tas supratimas vyriškas, moteriškas dalykas, jis dabar feilina, ar ne? Ir ypač sporte, jėgos sporte, daugiau moterų įsitraukia, manau, dėl to, kad jis tampa patrauklesnis tas sportas, nes mes kitaip reprezentuojam, jisai kitokias galimybės praneša. Ir yra įrodymas, kad tu esi atletiškas ir stiprus, nes jėga neteina iš masės tiesiog, žinai. Tai, manau, šitas labai daug prisidėjo. Daugiau moterų stengiasi į šitą jėgos sportą ir mato, kad yra potencialas, nes, sakau, tas senas požiūris labai senais laikais būdavo, žinai. Moteris ir jėga neturi turėti ryšį, čia yra bullshit. Tai, aš manau, šitas tiesiog socialiniai standartai pasikeitė irgi labai daug veikia. Manau, tai labai gerai. Man, pavyzdžiui, asmeniškai, labiau patinka žiūrėti, kaip moterys kapojasi, nes ten yra įtampa nesveika. Ir jos sveria pusę, mano daleiskim, kai kurios atletės 60 kg kategorijos, žinai, mažesnės ir tokius insane svorius kelia. Tai prasme, atrodo fragile žmogus ir nesveikus tautos renka. Ir ta prasme, ta kova yra, žinai, kilogramas prie kilogramų ir atsiranda naujų atlečių daugiau, kurie atneša naujo vėjo, žinai, o ne pastoviai, kaip mes matom mūsų mėgstamiausius Gabinas skapojasi, Haigo, žinai, Pana ir žodžiu, ir matom pastoviai, jo, žinai, Russell ir mums žinom, mes tai Steve Tukai, ten 2,5 kilo tas, jo, įdomu, bet kaip Panas, kaip žiūrėjau Sheffieldą, tai, žiauriai buvo įdomu, nes negali prediktinti, kas įvyks. Tai, manau, jo socialiniai dalykai irgi labai daug prisidėjo. Ne tik pats sporto vidaus reikalai, žinai. Ir labai džiaugiuosi. Nice. Labai gerai. Nežinau, realiai aš tai tik šitą temą, tai galiu tik jums visiems realiai paantrinti, nes, nežinau, aš pats asmeniškai tai nesu didžiulis grinai moterų powerliftingo fanas, tu prasme, bet šiaip pasižiūrėjus bendrai, kaip tas lygis auga, tai manau, tai ir buvo gal tas didžiausias gal toksai faktorius, o ne, kad vien pati medija, pirmas dalykas, nes čia antras gyvenimas mūsų toj medijoje vyksta, ne visas, tai šitokia sklaida, ne, ir gal kai kurios jaunesnės moterys ieško gal sferų kažkur save, pavyzdžiui, realizuoti paprasčiausiai ir pasiekia tuos ultra kažkokius mega super talentus, paprasčiausiai tai informacija, jiems save pradeda realizuoti tam dalyke. Kitas dalykas irgi baigėsi gal ta socialinė kažkokia prispaustis, ne šito dalyko, kad čia moterys ir jėgos nesąmonė. Tai ne, kitas dalykas, vėlgi programavimo įvairiausi dalykai ir aš manau, kad visų tiesiog šitų dalykų kratinys šitą dalyką ir lėmė. Šitą visą įsitraukimą į šitą sportą ir tokius milžiniškus rezultatus, ir automatiškai po daugiau žmonių plūsta, karalienės nori ir išlikti karalienėm ir pradeda spaust dar labiau. Mes vis tiek senbuviai šitam sportą, tai automatiškai turi irgi kelti naują standartą ir tuo pačiu ir pritrauks daugiau žmonių. Ir sudomins paprasčiausiai, kas norės užsiimti šitą sportą. Jo, geras. Tokie pastebėjimai buvo šitą temą. Okay.
Jo, aš irgi iš esmės jum visiems pritariu, nors aš neturiu daug tų senesnių laikų stebėjimo trikomis ir negaliu palyginti, kas, sakykime, buvo ten, kiek dalyvių buvo moterų prieš COVID, po COVID, žinai, tokios statistikos irgi kažkokios nevarčiau, bet aš irgi kaip įsivaizduoju, kad iš esmės, moteris dabar irgi eina šone kaip ir vyrai, nes realiai kategorijose dalyvių kiekis irgi yra toks pats iš esmės. Jo. Tai jeigu kažkada seniau irgi būdavo mažiau, ko aš nežinau, tai vis tiek galimai ir buvo to kažkokio daugiau neišnaudoto potencialo, plus vėl tas, žinai, tokie renginiai kaip tas pats Sheffieldas, ne? Tai jeigu būtų padarę, sakykime, tą Sheffieldą tik vyrų čempą, tai būtų galimai kitoks vaizdas, bet visi tokie čempai varžybos ir daro tuos visus tokius trendus, tą visą... Hypo tokį, ne, kuria. Jo, ir tą progresą galbūt kažkiek greitina vidutinį visų ir pasiekia naujus lygius, vėlgi tas pats, kol nebuvo Sheffieldo, tol nieks nevaikščiodavo ten per vieną kategoriją, per dvi kategorijas, dabar mes matom labai daug žmonių iš karto, realiai Sheffieldas, kai prasidėjo, jau tada laimėjo moteris, kurie ėjo vieną kategoriją žemiau, šiemet tiksliau, jo, tai pernai buvo pirmas, šiemet irgi laimėjo Lenkija Agata, kuri irgi kategorija žemiau, dabar mes irgi matom labai daug naujų atsirandančių trendų dėl to. Tai va, tai dar liekant prie moterų, aš Rokui turiu tada ir klausimą iš karto. Tai kuo skiriasi vyrų ir moterų programingas, nes galbūt irgi galima susijęti su šitą prieš tai buvusią tema, kad galbūt didėjant moterų kiekiui dalyvaujančių treneriam atsirado daugiau žinių, kaip sudaryti programas moterim ir dėl to daug dalykų pasikeitė. Jo, žinai, jeigu taip gilintis iš tikrųjų, kokie yra skirtumai tarp vyrų ir tarp moterų, tai gal pradėkime nuo to, kad, ta prasme, tarp tų pačių vyrų netgi, ne, puikiai patys žinot, kad egzistuoja, gali būti visiškai skirtingi splitai treniruočių. Pavyzdžiui, kiekvienas treneris vis tiek yra labiau biased, kažkokią sistemą turi, ne? Ir surasi, ta prasme, pas visus jo atletus, kad maždaug kažkokie tai elementai yra atsikartojantis ir panašiai. Gal jie kažkaip yra kitaip panaudojami. Gal ten, žinai, turi kažkas tai, nežinau, ten turi 3 kokius back-offus, gal kažkas turi 2 back-offus, gal kažkur yra repsų schemos kitokios, nes tam lifteriui būtinai reikia taip, gal kažkur yra didesni low dropai, kažkam yra mažesni low dropai ir panašiai. Linko linkstu, kad dabar kaip tik egzistuoja tokie dalykai, kad žiūrima į sportininką kaip į tiesiog tokį individualų organizmą, žiūrimas jo atsakas ir pagal tai yra sudaromas treniruočių programa ir pagal tai yra dirbama. Tai iš tikrųjų tie yra tokie bendriniai general dalykai, pavyzdžiui, kaip visi irgi žino, moteris on average didesnį intensyvumą, tarkim, perneša ir jos gali intensyviau treniruotis. Bet vėlgi, žinai, pamastykim, ar iš tikrųjų yra būtent čia tokia taisyklė, tokia irgi geležinė, ne? Iš kurios pusės noriu, kad pažiūrėtume, kad, ta prasme, moteris, in general, kelia mažiau nei vyrai svorio, ne? Sutinkat? Aišku, sutinkat. Tuo pačiu metu, ta prasme, skiriasi ir svorio kategorijos, ne? Pavyzdžiui, paimkim ten kokias heavyweight moteris ir lightweight moteris. Tuo pačiu metu heavyweight vyrus ir lightweight vyrus. Pavyzdžiui, kokiam, nežinau, iki 9-3 egzistuoja tas efektyvus intensyvumas, o kai žiūrėsim gal į kokią, nežinau, 6 kg vyrui, tas efektyvus intensyvumas gali būti galbūt didesnis, nes jo tas absoliutus svoris, kurį jis kelia, yra kitoks, yra mažesnis. Tai reiškia, kad kūnui nėra tokios didelės stimulo tokio didelio, ne? Palyginkim, 300 skvatas ir 200 skvatas.
Absoliučiai, netgi nežiūrint kokiam žmogui čia. Yra skirtumas. Tiesiog fiziologinis skirtumas, kokį stresą gauna žmogus. Tas pats ir su moterim, ta prasme. Moters treniruotės gali būti jo, ta prasme, ten daugiau, tarkim, volimo, daugiau intensyvumo ir panašiai, nes jos daugiau perneša. Bet kokia tai yra moteris, jeigu, žinai, skvatina ten virš 200, žinai, ir panašiai, tai galimai jai irgi netiks, kad, žinai, jinai visada ant RP8, žinai, darys treniruotės. Tai realiai vat, viskas link to kaip tik eina, kad labai individualiai žiūrima į visus dalykus, į atsaką, į treniruotės ir pagal tai yra dozuojamas. Bet jo, tie general tokie dalykai, kad po daugiau intensyvumo gali pernešti ir panašiai, kartais pasitvirtina. Bet priklauso, kokį absoliutų svorį naudoja treniruotės. Tai manau, tiek iš to treniravimo skirtumų tarp moterų ir vyrų, kaip tikriausiai supratot, viskas eina ant to individualaus atsako į treniruotės. Tai čia negalim tokius ryškių tokių taisyklių, kad taip reikia moteris, taip reikia vyrus treniruoti. Priklauso, aišku, pas moteris yra tiesiog daugiau kintamų, į kuriuos turim atsižvelgti, kaip kinta savijauta ir galbūt būtent atsižvelgus į tą kintančią savijautą, galbūt ir treniruotės tuo pačiu metu reikėtų kažkaip tai strategiškai pritaikyti, kad išnaudot būtent gerą savijautą ir tada, kai jau prastesnė būna savijauta, kai negali produktyviai treniruotis, tai jau kažką strategiškai pagalvoti, kaip iš to situacijos irgi maksimaliai, ta prasme, gauti naudos. Aš dar turiu vieną klausimą. Tai būtų apie ilgaamžiškumą. Mitas apie ilgaamžiškumą, nes, pavyzdžiui, aš manau, kad daugelis yra girdėję, arba bent jau iš vyresnių žmonių, kad oi čia štangų kilnojimas tave suvarys, čia liksi be stuburo, ar ten dar be kažko. Tai va, Trokelį, tu kaip profesionalas, tai kokia tavo nuomonė iš tų dalykų? Ir aplamai ilgaamžiškumo, sveikatingumo, ir paprasme, ar tikrai mes čia liksim visi be stuburų, be sąnarių ir be kelienių? Iš tikrųjų, klausimas ganėtinai sunkus, nes, irgi egzistuoja tie, ta prasme, individualios kūno savybės. Netgi tas pats dalykas, kaip tu treniravaisi didžiąją ten laiko dalį savo karjeros ir tavo, pavyzdžiui, žalingi įpročiai, ar tu neturi žalingų įpročių, ar tu turėjai žalingų įpročių, kas irgi labai didžiulis yra faktorius, tavo miegas, tavo stresas, kas irgi veikia visą tavo sistemą. Ne tik tai, tarkim, smegenis, nervų sistemą, bet veikia visą kūną realiai. Ir dar kitas dalykas, sakyčiau, profesionalus sportas niekada nebus tau į kažkokią tai labai didžiulę naudą, didžiulę sveikatą. Bet ką rodo būtent mokslinė literatūra, statistika gal čia labiau, kad trikoje patenka į tą sporto šakas, kur, tarkim, traumų ta pati rizika yra ganėtinai maža. Tai va, tu bedarydamas tą būtent sporto šaką, tu realiai kaip tik turi mažesnį šansų susitraumuoti bedarant. Ir kaip tu išlaikysi savo, ta prasme, kūno visus, galima sakyti, parametrus, žinai, ar pažeisi savo kūną, ar nepažeisi, tai, manau, priklausys nuo to, kaip tu treniruojas ir kaip tu rūpinėsi savo kūnu. Jeigu tu treniruojas atsakingai, tikslingai, rūpinėsi savo kūnu, manau, kad tai yra labai labai maža rizika susilauktų nepageidavimų dalykų, kad susivarysi nugarą, susivarysi kelius, susivarysi klubus. Taip, faktas yra kažkiek to wear and tear visų tų, sakykime, pažeidimų arba procesų, bet irgi, kaip ir sakiau, priklauso nuo krūvio dozavimo ir aš manau, kad nėra čia toks labai baisus tas sportas. Iš tikrųjų, taip giliau pažiūrėjus ir pažiūrėjus, ką pats mokslas sako. Iš mano paties patirties galim, žinai, geras pavyzdys esu, kai, žinai, penką darydavau penkaip, ten nebuvo profesionalios priežiūros ir treniruočių visą kitą. Ir kokį bagažą visokiausių makro traumų, didesnių traumų atsinešiau, ir dabar mes sportuojam kartu ir aš progresuoju, žinai, sporte, matau, gal viskas eina, kažkoks ten, kaip sako, reikia ir taip toliau, bet ir traumas denginėja. Tai čia yra gyvas pavyzdys, kad šitas sportas
darant šitą sportą aš eliminuoju traumas. Aš anksčiau turėdavau problemą, kad man darant nieko nedaro. Man skauda nugarą, man skauda petį, man skauda kelienį, man skauda klubą, man skaudėdavo kulkšnės, ta prasme, priešus skaudėdavo. O dabar laikui einant, ypač šiuo periodu, kai net neturiu labai gerų kažkokių sąlygų, kaip minėjai, streso managemas. Miegas kol kas vienintelis, kuriais susitvarkau geriausiai. Maistas dabar irgi neblogas, ar ne? Bet streso managemas, nulis nėra, pas mane savo stresas yra. Ta prasme, traumos tinginėje, aš net buvau pamiršęs, kad turėjau asmeniškų problemų, jau nebėra jos. Ta prasme, o visą gyvenimą skaudėdavo petį, ta prasme, kelienis buvo visiškai nusprogęs. Ir dabar viskas labai čekiai, tai čia yra įrodymas, kad šitas sportas yra geras iki to levelio, kai tu dar turi sveiką protą, ar ne, ir viską atlieki taisyklingai ir profesionaliai. Faktas, jo, žinai, labai dažnai irgi tenka, ar tiesiog kažkur social media, žinai, pamatyti dalykus, ar tiesiog iš kitų atletų, kuomet, tarkim, ateina treniruotis ir jau yra turėję patirties kažkokios, ir tas, žinai, tradicinis pykinimas varžybom, žinai, kuomet ten, super mega fiziologinius krūvius ten, žinai, savo duoda, arba treneris duoda ir jau ten viskas šakė, žinai, viskas byra, viskas skauda, visus ligamentus, raumenis, absoliučiai viskas jau šakės, žinai, bet mes pykinam, gaudom pyką, žinai. Tai va, tokie, žinai, dalykai, kur aš suprantu, ta prasme, patį pointą, suprantu, ko yra siekiama, žinai, tos super kompensacijos yra siekiama, žinai, tai yra labai senas kaip pasaulis metodas, kur irgi ne tik tai trikoviai naudojamas, bet realiai visi eina link to dalyko, kad labiau fokusuojasi, ta prasme, tą minimalistinį krūvį išdėstymą. Ir tu pamatysi, kad tu labiau enjoyini tuo būtent treniruočių procesu, tu tuo pat momentu netgi geresnių gain sugausi per ilgą laiko tarpą. Nei tu, žinai, labai save ten droši, liaudiškai sakant, žinai, ir bandysi ten sieną pramušti. Ir galbūt netgi ir perdegsi, ir psichologiškai, ir pamatysi, kad nepadarytų to progreso, kokio čia siekiai, nusivilsi, nusiminsi ir sakysi, ai, čia nesąmonė, per daug reikia stengtis, einu, nežinau, žaisti žaidimus kompiuteriu geriau. Gerai. Viskas, manau, ne, labai daug dalykų pašnekėjom ir aš manau, kad produktyviai praleidom šitą laiką ir visai geros naudingos informacijos padavėm, ne? Aš tai labai enjoyinu šitą podcastą darant. Šis geras, kiekvieną kartą vis geriau gaunasi. Tobulėjom ir mes. Taip. 10 epizodų, manau, jau galėsim sakyti, kad esam pažengę. Faktas. Gerai, šiam kartui tiek. Ačiū už peržiūras. Iš tikrųjų, faina, kad žmonės žiūri, ne? Žmonės laikina, komentuoja, kartais ir parašo kažką. Labai ačiū, iš tikrųjų. Padedat palaikyti tą motivaciją. Tai labai gerai. Ir vis tiek mūsų tas tikslas yra duoti tai Lietuvos jėgos trikovės bendruomeniai tą būtent naudingą, patikrintą naujausią informaciją, tai manau, kad mes tą žygdarbį darom visai sėkmingai ir tiesiog malonu, kad yra žmonių, kuriem rūpi. Tai va, ir mes duosim daugiau. Viskas. Gerai, gangster, viskas. Bye. Front biceps. Užuolaidų nenutraukiau.